Apie gyvenimo paslaptį. Pamenu vaikystėje, bandžiau surasti muziką ten, kur jos negalėjo būti. Šiandien man atrodo, kad tai buvo pirmoji pamoka apie gyvenimo paslaptį. Man buvo gal 5 ar 6. Žaisdamas namuose vis prisimindavau mažą radijo imtuvą, kurį tėtis buvo parsivežęs iš Vokietijos ir kurio atostogaudami klausydavomės. Sovietmečiu tai buvo tikras lobis, nedidelė radija, įvilkta į minkštą rudą odinį dėklą su dirželiu. Įkvėpė jo savaip, tartum oda savyje būtų sukaupusi kelionių įspūdžius ir paslaptis. Mažam man rūpėjo vienas klausimas: kur toje dėžutėje slepiasi muzika, kur pasakos, kur dainelės, kur istorijos, kaip jos ten telpa. Vieną popietę, kai žinau, kad niekas netrukdys, nutariau išsiaiškinti. Iš spintos išsitraukiau tėčio įrankius ir vargais negalais atidaręs stebuklingą dėžutę radau ne pasakas, ne daineles, o tik daugybę smulkių detalių, geležėlių, laidelių, kažkokius mazgelius. Viską iškrapščiau, apžiūrėjau, bet muzikos neradau. Surinkau radiją kaip mokėjau, bet įjungus, ji jau tylėjo. Tąsyk buvau nusivylęs, bet istorija to nesibaigė. Po kelių dienų aš tą radiją, norėdamas nuslėpti įkalčius, padovanojau seneliui. O tėtis, prisiminę šį nutikimą, tyliai savo į ūsą šypsodavosi. Jau vėliau sužinojau, kaip iš tiesų veikia radijo imtuvas, kad už kiekvienos dainos yra kompozitorius, už pasakos rašytojas, už balso aktorius ir studija, iš kurios bangomis sklinda viskas, ką girdime. Brangiausias buvo pirmas suvokimas, kad ne viską galima pačiupinėti, kad pasaulio esmė neslypi vien detalėse. Ardyk kiek nori, ten nerasi gyvos dainos ar istorijos. Lygiai taip pat, išardę pasaulį iki mažiausios dalelės, ląstelės, atomo, mes nerandame pačios gyvybės. Jie atsiveria tik tada, kai priimi visumą. Šiandien, prisimindama šią istoriją, suprantu, toji muzika, kaip ir gyvybė, jis sklinda iš visumos, pasiekia mus per atodūsį, džiaugsmo juoką ar sielos raudą, kai sustoji ir klausaisi, pajunti, kad visuma kalba, ne žodžiais, o ritmu, pusiausvyra ar tyla. Ir toje akimirkoje atsiveria paslaptis.